Šiaip mūsų vienas iš pagrindinių hobių yra tiesiog ieškoti anekdotų, žinai, ir pasakoti juos. Taip. Man tai yra, nežinau, knygų skaitimas, bet anekdotų suradimas ir jų tas gebėjimas papasakoti yra viena mano stipriausių pusių, kaip ir beje Gabrielės. Ir visi tą žino ir visuomet, kur eini prašo, sako, papasako anekdotą, žinai, tipo, juokingiausia. Ir anekdotas juokingas man kartais dažniausiai gaunasi ir tas pasakojimo stilius, kurį mes turime abudu su Gabrielė, irgi yra toks, kur sako, kviečia dalyvauti, žinai. Bet tu sukuri tą anekdotą, iš karto vietoj sukuri, ar tu jį žinai išmokti? Aš žinau. Arba būna mes improvizaciją darom, kad tokie tu... Ne, tai čia improvizacija, tai žinai, čia palyginus su mūsų anekdotais, tai... Tai aš galėčiau vieną jums. Mielai. Brangioji, ką tau padovanoti gimtadienio progą? Man visiškai tas pats, kad tik dėžė automatinė būtų. Taip, matai, nebereikal, ašgi karstą sakiau, žinai. Dėžė, čia dar automatinė, su pulteliu, žinai. Kaip tau? Man patiko jisai. Bet tokia... O pasakojimas pats, perteikimas anekdoto. Na, žinote, kaip... Aš geriau nesu girdėjus, pavyzdžiui. Matot, pavyzdžiui, juokas, ne, tai yra subjektyvi reakcija. Bet viduj kvatojat? Viduj kvatojam, pavyzdžiui, o kas komiška, tai yra objektyvu. Jo, komiška yra objektyviai. Tai čia buvo puikus anekdotas ir atliktas rimtų veidų, kas irgi linksmiausi dalykai yra pasakojami rimtai, nes komedija nelinksmina. Komedija rodo gyvenimą toks, koks jisai yra. Leidžiam Gabrieliai vieną. Tikrai, labai norėtųsi. O Audriu, tu viduj kvatojat iš to, kur mano? Ne, aš viduj nekvatojau ir išorį nekvatojau. Man tiesiog buvo malonu, geras stebėti visą tą procesą, o, kaip sakyti, vėlgi yra įvairiausių tų pustonių ir vertinimų, tai kartais tiesiog netgi... Ačiū. Kiek gali stebėtis kartais, tai toks... Tai aš stebėjausi. Klausomės Gabrielės anekdotą, labai geras. Pirmas ir paskutinis anekdotas iš mano lūpų. Kodėl? Prieš savo gimtadienį vaikinas sako motinai: į svečius ateis 3 merginos, su viena iš jų aš noriu kurti šeimą. Mama, pasižiūrėk jas ir pasistenk atspėti kuri. Po gimtadienio vaikinas prieina prie motinos ir klausia: kaip manai, kuri iš jų mano išrinktoji? Mama atsako: ta, kuri sėdėjo viduryje. Nustebęs vaikinas klausia: iš kur žinai? Ji jau dabar mane erzina. Puikus, gyvenimiškas, tikras. Juokinga pati tiesa. Audriu? Ką, čia toks jau, kaip sakyti, ar viduj kvatulys iš panikos juokas įma, žinai. Iš panikos, kad pataikė. Aš pati savo pasiplosiu. Aš noriu dar vieną. Tai puikiai, aš tai sakau, nebūtinai ten. Ne, žiūrėkit, kadangi mums lygybė nepatinka, aš noriu perspjauti. Greit, galima dar vieną? Pirmin perspjauti. Nu gerai. Ant ežero kranto dailininkas tapo peizažą, prie jo prieina Petriukas su tėčiu ir kurį laiką stebi, kaip menininkas dirba. Nu ir po valandėlės tėvas sako: matai, sūneli, kiek terlionės, kai neturi fotoaparato. Nu, man tai juokinga gal ta dalis, kad su tėčiu prieina. Nes šiaip dažniausiai Petriuką girdžiu anekdotuose, kad su tėčiu Kirilui nepaėjo tas. Kas taip? Aš tai Kirilui tas nepaėjo anekdotas. Man paėjo. Aš tik tai žinot, kaip aš juos... Jie manęs, žinot, kaip iš vienos pusės, jie manęs nestebina, dėl to, kad čia yra visiškai tiesa ir kiekviena situacija, kurią papasakot anekdoto formą, jos buvo sutiktos, atpažintos ir tai... Šitas labai mielas, šiltas ir jaukus, nesakau, kiek anekdotų sugirdės, tai Petriukas vienas visur būdavo. Atrodo toks, kad iš vaikų namų, žinai, kad iš vaikų namų tas Petriukas kažkoks tėvo neturi nieko, o čia pasirodo šitą anekdotą, jis turi tėvą. Atsitraukim nuo anekdotų. Kaip jums patys atlikėjai? Atlikėjai labai geri. Puikus, labai gražus duetas jūsų. Tai buvo pirmas ar paskutinis kartas. O kuris? Kuris laimėjo? Ne. Dueto atskirai negalima. Jūs esate tandemas, duetas, kaip sakau, amžinos poros. Bet šiaip simas. Matai, bet aš sakyčiau, matai, kai anekdotų pradėt nebeskaityti ir linksmiau pasidarė kažkaip. Čia Radio Centras.